Kovo 11, tai kaip ir vasario 16, kaip ir kokių tenais, nežinau, sukilimas yra. Daugelis mes kovo 11 manom, kad tai yra savaiminis įvyko kažkoks procesas. Savaiminis neįvyko, tai vyko Lietuvoje sukilimas, vyko perversmas. Mes absoliučiai perėjom nuo vienos politinės santvarkos, perėjom prie kitos. Lygiai taip pat vasario 16, labai daug kas to nesupranta ir sako, va, vasario 16 aktas nepriklausomybės paskelbimo. Ne, jeigu mes pažiūrėsime, tai gruodžio mėnesį jau šitas procesas buvo, man irgi jisai lyginamas yra su sukilimu, tai santvarkos pakeitimu. Dėl ko kovo 11? Jeigu ne sausio 13, jeigu nebūtų, na, dabartiniais terminais galim sakyti revoliucija, ne, nes, iš tikrųjų, tai vyko revoliucija, sakykime, kaip mes norime, tai revoliucija vyko Tarybų Sąjungoje ir vyko Baltijos valstybėse, kada žmonės išėjo į gatves, taip kaip dabar bandė Trumpas padaryti revoliuciją Irane, bet nepavyko, tai pas mus įvyko priešingai, bet kad revoliucija įvyktų, tai tam reikėjo sąjūdžio. Ir sąjūdžio, kur yra sporto rūmuose, pirmasis sąjūdžio, atkuriamasis sąjūdis, kuris įvyko, tai būtent jau nuo tenais prasidėjo užuomena, būtent kaip greičiau, kaip operatyviau atkurti nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Tai revoliucija, perversmas, nežinau, mitingai, kaip mes jį be pavadintumėm, mumis atsiuntė iki kovo 11. Tai kovo 11, jeigu mes pažiūrėsime akto signatarai, tai buvo profesoriai, tai buvo akademikai, tai buvo mokslo žmonės, tai buvo iš esmės žmonės, kurie labai daug iki kovo 11 prisidėjo prie valstybės gerbūvio kūrimo, prisidėjo prie mūsų pramonės, iš tikrųjų, ekonomikos, inovacijos, technologijos ir švietimo klestėjimo. Ir kad ir kaip kas nemėgsta pasakyti, nemėgsta tiksliau sovietinių laikų ir sako, ai, ten jūs sovietiniai žmonės, tai jeigu ne kovo 11 žmonės, kurie gyveno iki nepriklausomybės ir ne jų indėlis į valstybės raidą, mes neturėtumėm kovo 11. Kovo 11 tai yra, dar kartą pakartosiu, tai yra perversmo būdu atgauta nepriklausoma valstybė, susigrąžinta. Tai ją reikia saugoti, ją reikia vertinti, bet kartu reikia girdėti, ką nepriklausomybės akto signatarai tuo metu kalbėjo, koks buvo jų pamatinis dalykas. Dabar labai stipriai yra interpretuojama, iškarpoma tam tikri žodžiai, kaip ir su ta pačia, sakau, konstitucija, kai bandoma prilyginti, kad tos paties lyties asmenų santykiai santuoka gali būti ir sako, čia su konstitucija viskas gerai, su 38 straipsnio pirma dalim, tai ten viskas yra gerai, nes ten yra šeimos palyginta, bet santuoka sudaroma laisvų ir vyrų moters sutikimu. Tai tą reikia dar kartą, sakau, suvokti. Reikia saugoti kovo 11, reikia ją puoselėti, reikia ją išlaikyti ir išlaikyti sveiką protą, nes be ekonomikos, be švietimo, be socialinės politikos valstybė negali egzistuoti, jinai negali veikti ir jinai griūva. Ir jeigu mes įsivaizduojam, kad mes investavę į katakombos, investavę į poligonus, mes įsaugosim valstybę, ne, mes valstybės neįsaugosim, valstybė yra tiek, kiek tu savo širdyje. Tai kovo 11, tai yra dabar belikę mūsų 2 700 000 gyventojų, tai yra ta minė, kuri kovo 11 aktą ir tai, ką padarė mūsų signatarai, jie turi saugoti, nešti, puoselėti, prižiūrėti ir perteikti savo vaikams. Tai aš to norėčiau visiems ir palinkėti. Praėjusią savaitę, matydami, kaip agentai pasaulyje yra persikeitę, užvaldę vienas kitą, matydami, kad Lietuvoje galimai turėdami informacijos arba spėdami, kad yra žmonių, kurie gali aukšto rango turinčių žmonių palaikyti ryšius su būtent Rusijos spec tarnybomis, mes išregistravom pasiūlymą, kad Nacionalinio saugumo gynybos komitete negalėtų būti asmenys, kurių šeimos nariai būtų vienaip ar kitaip susiję su KGB dokumentais. Ir būtų gerai, kad tas, kas pradeda dirbti Nacionalinio saugumo gynybos komitete, kad iš ypatingų archyvų būtų pateikta visa informacija. O gal jis yra, pavyzdžiui, prisipažinęs, kad bendradarbiavo su KGB, gal jis yra tas slaptas agentas, apie kurį mes nežinom, bet trūksta informacijos. Tai aš norėčiau, ir ne tik apie KGB, aš norėčiau, kad ir GRU tenais atsirastų, ir kai kurios kitos dar struktūros, kurios buvo. Tai tokia yra pataisa, toks yra pasiūlymas. Ir mes matysim Seime, ar jie balsuoja už, ar jie balsuoja prieš. Jeigu Seimo nariai masiškai balsuos prieš, tai mes galėsim žinoti, kad šita sistema yra net ir Seimo Nacionaliniam saugumo gynybos komitete.